Kaip žinia, gyvenime vyksta įvairūs etapai. Kai viskas einasi sklandžiai, mes jaučiamės laimingi, džiaugiamės, mėgaujamės gyvenimu ir nesukam dėl to galvos. Be abejonės mes norėtumėm, kad taip tęstųsi amžinai. Tačiau tie tamsieji etapai jie yra irgi neišvengiami, kai tenka spręsti problemas ar išgyventi tam tikras sudėtingas situacijas. Kai ateina tas laikotarpis, nereikėtų pradėti pulti, kaltinti kažko ar kristi į aukos būseną, skųstis ir dejuoti, kad ale man nesiseka. Vietoj to reikia pagalvoti, ką tas etapas ir ką tos situacijos jūsų gyvenime jūs moko. Nes tas laikotarpis ateina dėl to, kad jūs esate išsikėlę kažkokį tai tikslą. Norite galbūt kažką pasiekti, kažkuo tapti, todėl gyvenimas būtent jums ir siunčia tam tikras situacijas, kurios jūs moko, ugdo ir lavina tam, kad jūs paruoštų ir išmokytų tapti tais, kuo jūs norite tapti. Imkime pavyzdį. Jūs norite tapti labiau pasitikinti savimi ar drąsesnis. Ir gyvenimas jums duos būtent tokias situacijas, kurios privers jūs išlipti iš komforto zonos ir atlikti tam tikrus veiksmus, kurie išugdytų jūsų tą gebėjimą būti drąsesniu ar tiesiog pasitikėjimą savimi. Nes jeigu viskas eisis sklandžiai, jūs tiesiog nesimokysit, jūs netobulėsite ir neauksite. Tai nesistebėkite, kai užklumpa kažkokios tai problemos ar sudėtingos situacijos. Nes viskas, kas vyksta ne tam, kad jūs sužlugdyti, o tam, kad jūs paruošti ir padėti pasiekti norimų tikslų. Būkime dėkingi ne tik už laimingas akimirkas, bet ir už tuos sunkiuosius etapus, nes būtent jie mus stiprina, augina, tobulina ir padeda tapti tais, kuo mes norime būti.